Šiaip aš už dar vieną, nes man nepatinka kunigai. Na, dar vienas. Tai Mendelis. Dar vienas. Mendelis. Mendelėjevas. Neturiu nuomonės šio klausimų. Jeigu galima būtų daugiau paaiškinti, cirkadinis ciklas. Ritmas. Miegi, kada papuola, atsikeli tai apie 8. Biologija nemiega. Tikrai biologija nemiega. Jis miega. Miegas tik silpniems. Neįsivaizduoju. Aš žinau, kad čia pirmą kartą. Tai būtų mėlynkojis toks paukštis. Iš tikrųjų, aš angliškai tik jo pavadinimą žinau. Ir tai yra booby, ta prasme, nu jis toks pavadinimas, blue-footed booby, nu ta prasme, suprantat. Mėlynkojis smigikas, va, smigikas. Aha, nes čia daugiau susirenka protingų žmonių ir reikia daugiau laiko išrinkti pačius geriausias. Na, tiesą sakant, konklava ten labai skubotai viską kažkaip darė. Atrodo, tarsi visi kaip vienas nušluoja visų nuomonės. Nes popiežių išrinkti lengviau negu žinoti, kaip veikia pasaulis iš tikrųjų. Nu, nes pagal Darviną turbūt Dievo nėra. Nedaug filmų žiūriu, knygų neskaitau, žaidimų. Čia nepalyginimas dalykas. Monopoly. Gal koks Matrica, nežinau. Matrica. Rurouni Kenshin, The Legend of Kyoto. Tai būtų koks nors ten Rurouni Kenshin, The Legend of Alytus. O jeigu žaidimas, tai būtų Budokai koks nors. Nu, tie amerikiečiai daugiau nelabai ką valgo, jiem daugiau nelieka ką daugiau valgyti. Nes tori žmonės ją valgo manydami, kad suplonės. Į picų yra pomidorų padažas yra su pomidorai ir daržovė, kadangi ten daug pomidorų padažo, tai galim nepaisyti to, kad ten aliejus, ten sūrio, ten miltų ir kažko panašiai, tai ten vos negalima sakyti pomidorų padažas, tai daržovė. Tešla, sūris, bet būna ir mėsos. Kaip čia dabar? Ne, pica yra iš esmės sūris ir tešla, ar ne? Tai jūsų manimų sūris ar daržovė? Visiems linkėčiau, kad padarytų viską, ką geriausiai gali ir neapsijauktų. Aš tau linkiu laimėti pirmą vietą. O aš priešams linkiu susimauti. Ramybės visiems. Sau sėkmės. Linkiu visiems dalyviam praleis gerą laiką, skaniai pavalgyti, išsimiegot keistose kambariuose. Ir susimauti užduočių, nes visai norisi laimėti ir man ką nors. Na gerai tada. Linkiu savo draugiai Godai, būsimai muzikantei, labai daug sėkmės ir pasaulinio pripažinimo.